Sveiki visi komunikacijos fakulteto studentai. Mes esame jums paruošę naują vasario mėnesio blogą. Šiame bloge pamatysite naują mokslinės komunikacijos informacijos centro atidarymo renginį. Taipogi studentų atstovybės organizuojama vasario 14-osios meilės dienos šventės apžvalga ir taipogi kaip mes tvarkėme savo patalpas. Taigi likite su mumis ir sužinosite daug naujo. Vasario 6 dieną po ilgų statybų ir sunkaus knygų pernešiojimo įvyko mokslinės komunikacijos ir informacijos centro atidarymas, į kurį buvo pakviesti ir mūsų atstovybės delegatai. Atidarymo renginį papuošė Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos baleto skyriaus auklėtinių pasirodymai. Taip pat šią šventę aplankė ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė bei kiti iškilūs Lietuvos žmonės. O štai vakarinė dalis buvo skirta būtent mums, studentams, kur buvo surinktas iš tiesų išskirtinis koncertas bei naktinis kino seansas. Ir mes manome, kad tokios gražios iškilmės, šio centro grožis ir didingumas kiekvienam studentui įžiebs norą mokytis ir mokytis, kad ir visą parą. Nes juk ši daugelio vadinama mokslo šventovė veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kiekvienas žinome, kad vasaris tai meilės mėnuo, tad vasario 14 dieną VUSA KF buvo pažymėta meilė ir konkursais. Tad nusprendėme paklausinėti organizatorės, kaip ši diena buvo paminėta mūsų atstovybėje. Kaip sekėsi organizuoti Valentino dieną ir kokie atsiliepimai jūsų? Kaip mano pirmas darbas, tai sekėsi sunkiai visai, nes dirbau, galim sakyti, viena su pora žmonių pagalba, tai dėl to buvo sudėtinga. Bet vėliau įsibėgėjo, sukūriau renginius, prikviečiau žmonės, šiaip ne taip, pasirodo komfakė žmonės miega. Ir kai jau buvo ta pati Valentino diena, tada supratau, viskas vyksta. Nebėjau į paskaitą, tiesiog sėdėjau ir viską sudėliojau. Pats renginys labai pralinksmino, buvo labai smagu žiūrėti, kaip žmonės per speed datingą bendrauja, taip linksmai, gražiai ir kaip. O iš daugybės dalyvavusių šauniausios paralelės vardą laimėjo Justė Janulytė ir žurnalistas Ramūnas Jakubauskas. Vasario 14 dienos paminėjimas buvo iš tiesų išskirtinis, nes kaip pati organizatorė užsiminė, be šauniausios paralelės rinkimų dar buvo vykdomas ir speed datingas. Greituosiuose pasimatymuose dalyvavo 24 žmonės, 16 merginų ir 6 vaikinai. Sulaukėme susidomėjimo ne vien iš komunikacijos, bet ir iš ekonomikos bei fizikos fakultetų. Kadangi apie patį renginį visada yra įdomiau išgirsti iš pirmų lūpų, tad kalbinome ten dalyvavusius ir susiradusius savo antrąją pusę studentus. Taigi, kaip jums sekė speed datingė? Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šitų renginių ir šitą galimybę dalyvauti šiame renginyje. Dėl to šio renginio metu gan netikėtai atradau antrąją pusę, su kuria jau draugavome būtent nuo vasario 14 dienos. Ir iš tikrųjų pats procesas vyko, nežinau, gana paprastai. Buvo skirta minutė pagandravimui ir poros keitėsi su kiekvienu ratu. Tai tokie įspūdžiai. Tau, Dominika? Man irgi iš tikrųjų viskas labai patiko. Buvo tikrai maloni ir šilta atmosfera speed datingo metu. Jame nusprendžiau dalyvauti iš tikrųjų vien tik norėdama gerai praleisti laiką, bet tačiau, kita vertus, juk niekada negali žinoti, kur atrasi savo tikrąją meilę. Autobuse ar speed datingė, kodėlgi ne? O ar žadat kitais metais dalyvauti tokiam renginyje, kas būtų suorganizuotas? Nematau prasmės, aš jau radau savo į princą. O ką galėtumėt patarti kitoms poroms, kurie ieško žmonių? Speed datingas puikiai galimybė atrasti savo antrąją šeimą. Vasario 7-9 dienomis Vilniaus Litexpo parodų rūmuose vyko kasmetinė paroda Studijos 2013. Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus universiteto stende savo vietas užsiėmė ir komunikacijos fakulteto atstovai. Visas 3 dienas prie mūsų stendų netrūko susidomėjusių bakalauro ir magistro studijomis. Tikėkimės atėjusius pasižiūrėti pamatysime ir rugsėjo mėnesį. O kad pavasarį pasitiktume pasikeitę, tvarkingesni ir atsinaujinę, nusprendėme susitvarkyti iš pagrindų. Kas prisimena, tokia atstovybė būdavo ir kokia nuo šiol bus. Nesikeitė tik vienas dalykas – atstovybininkų noras dirbti ir būti kartu, pasikeitusi ar ne, aplinkoje, nesvarbu. Tada atlikę savo visus žieminius darbus, pasitinkame pavasarį vėl su naujais ir ne ką mažesniais tikslais, naujovėmis, žinoma meilė ir draugišku bei tvarkingu vidumi.